Iš esmės, kadangi mes šiandien šnekame apie planavimą, mokymosi planavimą, bet lygiai taip pat apie inovacijas, techą ir dirbtinį intelektą, tai noriu tik tai kelis aspektus pasakyti įvadui, kad mokymosi inovacijos tikrai nebūtinai turi būti susijęs su technologijomis ir jūs kaip mokytojai, aš tikrai tikiu, kad darote ir visokių kitokių inovacijų ir tikrai jos ne visą laiką būtina daryti su technologijomis, net ir iš darnumo pusės, iš aplinkosaugos pusės yra labai smagu, jeigu sugalvojate ir tokių inovacijų, kuriuom nereikalingos technologijos ir taip skatinate vaikus įsitraukti į aktyves veiklas. Mes čia šnekame daugiau ir žiūrime per technologijų prizmę, tai todėl idėjos ar patarimai, tie technologijų pasirinkimo kriterijai, prie kurių šiandien prieisim, yra daugiau žiūrimi iš tos pusės, kad tai būtų irgi ilgalaikis ir tvarus sprendimas. Ne? Nors su technologijom mes turime irgi labai daug aspektų, kad jos labai keičiasi ir tai yra tikrai iššūkis atliepti besikeičiančią erdvę ir mokymosi metodus ir tipus. Ir dar tik tai noriu susijęti, kaip vis tik, aš tikiu, kad galbūt išgirdote iš Irinos, bet kad užakcentuoti, kad labai dažnai dabar du žodžiai yra tokie ant hype, ant bangos tie tokie, tai yra dirbtinis intelektas ir techas. Tai aš tik noriu pasakyti, kad turėkime omeny, kad bet kuriuo atveju tai yra švietimo technologijos ir techas irgi yra švietimo technologijos. Ir dirbtinis intelektas švietime dažniausiai irgi bus kažkokioje vienoje iš technologijų, ne, kurias mes arba taikysim mokymui, arba mokymuisi, arba asmeninėje veikloje. Ne, tai šita sąsaja tikrai yra akivaizdi. Na, o dabar jeigu perinant detaliau prie dirbtinio intelekto, aš tikrai tikiu, kad jau jūs su Irina aptarėte šiek tiek iššūkius. Aš norėčiau daugiau pereiti prie to, kad kokie dar iššūkiai arba teoriniai iššūkiai egzistuoja ir kaip mokytojai turi prieiti prie to dirbtinio intelekto ir ką jie turi daryti su tuo dirbtiniu intelektu. Tai jeigu žiūrėsim iš mokytojo perspektyvos, yra kelios pozicijos. Ne? Ir tyrimai arba ne vienas iš dokumentų šneka apie tai, kaip mes čia profesoriaus Holmso yra idėja va šitaip išskaidyti, ne? Tai kad viena iš tų sričių yra mokymasis apie tai, kas tai yra dirbtinis intelektas ir mokymas apie tai, kas yra dirbtinis intelektas. Tai aišku, patys mokytojai tikrai turi mokytis, kas yra dirbtinis intelektas ir čia tik pasakysiu, kaip ir su skaitmeninė kompetencija, kuri nėra baigtinė, jinai nėra 100% ištobulinama vien iš tos pusės, kad išėjo programos atnaujinimas ir tu vėl iš naujo turi mokytis, kaip su ta programa dirbti. Ne, taip kaip mūsų skaitmeninė kompetencija, jinai turi būti nuolat tobulinama, taip ir dirbtinis intelektas. Šiandien dienai jisai keičiasi labai greitai. Ir tai, koks jisai buvo prieš pusmetį, prieš metus, jau šiandien dienai daug kas negalioja ir aš net pati apie tai vesdama kas kartą paskaitas, kiekvieną semestrą ir net vidury semestro turiu keisti skaidres, nes jau išėjo kažkokie atsinaujinimai ir pasikeitė ir mano požiūris į tą patį. Tai lygiai taip pat ta idėja, kad mokytis apie dirbtinį intelektą, tai irgi bus viena iš temų, kur nesakykit, kad jau viską žinau, nes greičiausiai kiekvienas pažiūrės iš skirtingos perspektyvos ir galbūt daug ką žinosite, bet pastoviai reikia šitą sritį atsinaujinti. Kitas dalykas, sritis ta kaip mokymas apie dirbtinį intelektą, tai pačia yra klausimas, kiek mokytojai turi mokyti mokinius apie dirbtinį intelektą. Ir iš esmės tendencija yra tokia, kad šiaip dirbtinis intelektas turėtų būti mokomas informatikos pamokose ir tai yra informatikos mokytojų aspektas, bet jeigu mes kaip mokytojai tiek pradinėse klasėse, tiek anglų kalboje, tiek kitus dalykus mokant, geografiją, istoriją ar dar kažką,
bandysim naudoti dirbtinio intelekto įrankius, mes negalime su mokiniais nešnekėti apie tai, kas tai yra. Ne? Aišku, mes šnekėsim daugiau šeštadienį, padiskutuosim, kada jau reikia su mokiniais šnekėti, bet idėja yra ta, kad jeigu aš įvedu temas arba jeigu aš įvedu dirbtinio intelekto naudojimą mokymosi procesą, aš turiu ir su mokiniais pašnekėti apie kas tai yra. Ne? Na ir mokytojam mums labiausiai aktuali tematika, tai yra mokymasis arba kaip išmokti ir naudoti dirbtinį intelektą, ne? Nes tikrai čia labai gražus gali būti pavyzdys. Estė kolegė Janika Liostė prieš porą mėnesių pateikė labai gražų pavyzdį, sako, aš mokytojams visą laiką sakau, kad elektrinio pjūklo mes neduodame tam žmogui nepaaiškinę, kaip jisai veikia, ne? Nes yra šiek tiek pavojinga, kad jisai ir save sužeist gali, ir kitus susižeisti, ne? Ir kitus sužeisti. Tai ir lygiai taip pat yra ir dirbtinis intelektas, ne? Mes negalime imti ir naudoti nieko apie tai nežinodami, ne? Nes yra labai daug rizikų, apie kurias mes irgi šiandien pašnekėsime. Na ir paskutiniai iš sričių arba ketvirtas tas blokas, tai turbūt būtų gyvenimas, kai yra aplinkui dirbtinis intelektas, tai nėra mūsų kaip mokytojams aktuali sritis labai, bet iš esmės aš galiu pasakyti, kad mes atliekant tyrimus irgi dabar jau matome, kad tie mokytojai, kurie naudoja dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais, jie naudoja ir mokymosi procese, ne? Ir pasiruošimui arba pačiam net ir mokymosi procese. Tai iš vienos pusės ir šitas ryšys išryškėja iš tyrimų, bet ir kai aplinkui yra labai daug pavyzdžių, kur dirbtinis intelektas yra sutinkamas, ne? Mes jau šiandien dienai negalime jo ignoruoti, ne? Nes kartais naudojame jį net ir nesuprasdami, kad tai yra. Tai yra tokios 4 sritis, kur mokytojai turėtų žinoti, ir apie tai aš dėliojau daugmaž ir savo skaidres. Tai tikrai manau, kad jūs daugmaž įsivaizduojate, kas yra dirbtinis intelektas, nors aš galėčiau tik taip pasakyti, kad vieningo apibrėžimo, kas tai yra, nėra dar sutarta, ne? Ir tų apibrėžimų daugmaž yra, bet vieno konkretaus apibrėžimo, kas yra dirbtinis intelektas, nėra, ir todėl atsiranda daug daugiau iššūkių, ar tikrai šitas įrankis, šitas sukurtas darbas yra priskiriamas dirbtiniam intelektui ar ne. Ir labai dažnai mes kaip tyrėjai tai matome tendenciją, kad net tie, kas kuria dirbtinio intelekto sprendimus, jie dabar naudoja dirbtinis intelektas žodį visur, vien tik tai dėl to, kad tai yra populiaru ir tada visi ims tarsi jį tą naują sukurtą įrankį naudoti. Bet nebūtinai tenai jame būna tie tikrai dirbtinio intelekto įrankiai. Šiai dienai dirbtinis intelektas yra dar tik siaurasis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai yra skirtas tam tikrom siaurom veiklom atlikti, bet taip mes siekiame, kad jisai būtų bendro pobūdžio, bendrasis dirbtinis intelektas, kuris yra mūsų siekiamybė. Ir tikrai mes matome vis daugiau daugėjančių pavyzdžių, ne? Tai yra ir įvairūs autonominiai automobiliai, ir navigacijos sistemos, ir išmanūs namų įrenginiai, ir įvairūs robotai tiek gamyklose, tiek įvairiose gyvenimo srityse, kuriuose irgi yra taikomi dirbtinio intelekto sprendimai. Mes švietime dažniausiai susidursime su generatyviniu dirbtiniu intelektu, kuris iš esmės, ką reiškia žodis generatyvinis? Jisai reiškia, kad jis generuoja turinį, ne? Pagal mūsų užklausą, pagal nurodymus, pagal tai, ką mes arba ta sistema atrinkta pagal duomenis mums pasiūlo, jisai sukuria mums tai, ką mes jo paprašome, ne? Ir aš tikrai tendencingai naudoju žodį sukuria, nes taip, jo sukūrimas gali labai būti artimas tiesai, ne? Nes jis pagal naudojamus modelius parinks artimiausias pagal jo supratimą ir jo apmokytus duomenis
objektą, ne, arba ten atitikimą pagal mūsų užklausą, bet jeigu jisai neturės tų duomenų, tai jisai tikrai sukurs. Ir kur dar čia rizika atsiranda, kad jisai mums ne tik kad sukurs, bet ir aiškins, kad tai yra tiesa. Taip tarsi tikrai tikėdamas 100%, kad tai yra tiesa. Ne? Tai šitus aspektus reikėtų mums kaip mokytojams žinoti. Ir taip ne veltui yra kuria ekspertai ir tobulinama dirbtinį intelektą, ne veltui reikalinga labai daug duomenų tam, kad jis galėtų daryti tikslesnius sprendimus, ne pagal turimus duomenis ir turimą informaciją, bet tai nėra, kaip yra labai akivaizdus skirtumas, kad anksčiau Google paieška buvo skirta surasti informaciją, dabar pirmo numeriu mums visą laiką mes dirbtinio intelekto siūlomus apibrėžimus, ne, arba taip, jeigu man reikia bendram supratimui ir greitam supratimui, tai greičiausiai bus tiesa. Bet jeigu man reikia detaliai, giliai, tai ne visada bus tiesa, ne? Ir mes turime šitą dalyką irgi žinoti, turėti omenyje ir įsivertinti. Šnekant, jeigu dabar apie mokytojų tą tobulėjimą, jeigu įdomu, kaip kuriamas detaliau apie patį, kas tai yra dirbtinis intelektas, kaip jis priima sprendimus, yra Suomio Helsinkio universiteto sukurtas atviras mokomasis dalykas, kurį galima jį skaityti tiesiog atsidarius, ne, ir užduotis atlikinėti, galima užsiregistravus, tada kaupiasi jūsų, jeigu tu prisiloginus atvira prieiga, tu tiesiog užsiregistruoji ir gali daryti užduotis. Gali baigęs visą jį, net ir išduoda jie ir pažymėjimą, tai yra į 25 kalbas berods išverstas suomių kursas. Jisai iš esmės, jeigu nori įdomu giliau, kaip jisai pagal matematinius sprendimus priima, suprasti, susivokti, tikrai įdomu. Jeigu esate daugiau humanitarai, kalbininkai, tai rekomenduoju nebent pirmą, antrą ir šeštą modulius. Ne? Ten yra 6 tokie moduliai, kur kiekvieno pabaigoje yra tokie savitikros klausimai, kur tu turi irgi pasirinkti atsakymą, atsakyti, bet jie nėra tokie spėliojimų, jie yra daugiau, kad tavo supratimui pasitikrinti. Tai tikrai neblogas mokomasis dalykas, jeigu domina, tikrai kviečiu pasižiūrėti. Na, dabar einant prie mokymosi planavimo, tai kokie iš tikrųjų klausimai ir kaip mes galime pasirinkti tiek pačius tuos dirbtinio intelekto įrankius, tiek apskritai technologijas, kuriuose yra dirbtinio intelekto sprendimai, ne, nes šiai dienai mes tikrai matėme, kad jisai labai gali būti naudojamas ir pasiruošimo veiklose, ir pačiame mokymo procese, ypač dirbtinio intelekto gairėse tas jau yra įvardinta, ir ten įvardinta ir vertinant besimokančiuosius, aš labai į šitą dalį atsargiai žiūriu, nes pagal dirbtinio intelekto aktą vertinimas nėra tiksli, tai yra didelės rizikos veikla, bet apie dirbtinį intelektą ir vertinimosi procesą galėsit labiau pašnekėti su kolegiam, kurios ves vertinimą. Šiandien mes daugiau orientuojamės į planavimą ir organizavimą. Ir prieš einant vertinti įrankių arba šnekėti apie tai, kaip mes pasirinksime, kokie įrankiai bus tinkami, norėčiau pradėti nuo rizikų būtent dirbtinio intelekto, ne, kad mes pagalvotumėm, ne, su kokiomis rizikomis mes galime susidurti. Ne? Taip kaip imdami elektrinį pjūklą į rankas, taip ir dirbtinį intelektą imant į rankas. Tai iš vienos pusės, kad taip mums yra labai aktualu pasižiūrėti, koks tai yra įrankis, ne, ir kokiais duomenimis yra apmokytas. Tai tikrai ne visi įrankiai tą deklaruos ir tikrai nėra taip lengva bus surasti. Mes galėsim daugiau apie tai padiskutuoti ir praktiškas veiklas pagal šitus kriterijus daugiau šeštadienį turėsim. Čia aš daugiau užakcentuoju tai, kad būtent nuo to, kokiais duomenimis jisai bus apmokytas, tokius mums generuos ir rezultatus. Ne?
kolega, kuris yra, pavyzdžiui, fizikos mokytojas, jisai sakė, šiai dienai lietuviško turinio nėra internete, todėl jeigu tu užduosi fizikinį klausimą pokalbių robotams, greičiausiai tu gausi nesąmoningą atsakymą, nes mažai dar yra labai lietuviškų šaltinių būtent apie fiziką ir fizikos programą ir tai, ką tu mokais, ne? Tai jeigu bendrai užduosi tai, ką jisai gali įsiversti kitą kalbą, greičiausiai turbūt atrasi, bet specifiškai to lietuviško turinio ne. Lygiai tą patį gali paantrinti lietuvių kalbos mokytojai, kai vaikai prirašo dirbtinio intelekto pagalba apie lietuvių autorių kūrinius, iškreipdami faktus ir panašiai. Ne? Tai mintis yra ta, kad jeigu įrankis neturės duomenų pas save, jisai iš to atsiras tiek bias, hallucination, tos haliucinacijos, tiek bus netikslus duomenys, pagal ką jisai jums sugeneruos atsakymą. Lygiai taip pat čia priklausys ir nuo to, kokia kalba jūs darysit. Taip, dauguma kalbos modelių yra sukurti anglų kalba, yra Mistral modelis prancūzų kuriamas, prancūziškų kalbos pagrindu, ES kuria ir daugiakalbį modelį, kuris yra būtent ES kalbomis grindžiamas, bet šiai dienai rinkoje vyrauja Kinijos ir JAV sukurti įrankiai, todėl daugumoje jų viskas bus anglų kalba. Ir kai kurie įrankiai, jie turi lietuvių kalbos, tai kad tu gali pasirinkti, kad rezultatas būtų pateikiamas lietuvių kalba, bet didžioji dauguma bus anglų kalba. Ir netgi jeigu tu lietuvių kalba esi nepatenkintas sukurtų rezultatų, tu gali, jeigu moki užduoti angliškai, greičiausiai gausi tikslesnį rezultatą. Ir lygiai taip pat dauguma modelių, jie turi tą vertimo funkciją, jie gali lygiai taip pat išversti į lietuvių kalbą, jeigu tu to paprašysi. Bet patikslint, ar gerai išvertė ir ar teisingai tave suprato, čia jau mokytojo atsakomybė. Ne? Dabar iš tų rizikų antrai turbūt yra informacija ir duomenys, kokius mes juos pateikėm. Tai iš esmės mintis yra ta, kad taip mes negalime pateikti duomenų, kurie yra su vardais, pavardėm ir panašiai, arba iš esmės, kurie nėra mūsų sugeneruoti. Ne? Aš negaliu paimti kito žmogaus darbo, įkelti į sistemą, ne, ir prašyti jo kažką tai padaryti. Aš turiu turėti to žmogaus leidimą tai padaryti. Tai va čia yra, pavyzdžiui, iš karto priešprieša, kad aš negaliu imti mokinių darbų ir kelti į sistemą neturėdama jų sutikimo. Ne? Tai čia dėl vertinimo šiek tiek nukrypstant. Bet mintis, dėl kur atsiranda rizika, tai žinoma, jeigu tenai tose duomenyse bus mūsų vardas, pavardė ar dar kažkas, tai kur jie paskui vėliau bus panaudojami, bet lygiai taip pat, dėl ko mes šnekam, kad tu turi žiūrėti, kam priklauso įrankis, tu nežinai, kur atsidurs tie duomenys, ne? Kokiose šalyse tie duomenys bus. Ir turbūt mum kaip mokytojam, kas dar aktualiau yra, tai kad mes dažniausiai neskaitome tų privatumo politikų ar kokių visų, kuriuose būna pateikiama informacija apie tai, kaip bus, kam priklausys autorystė sukurtų rezultatų. Ne? Nes tikrai yra įrankių, kur labai lengvai gražiai generuoja skaidres, bet tu įkeli ir visos skaidrės priklauso tam įrankiui. Tai reiškia, kad duomenys bus naudojami įrankio mokymui ir tai reiškia, kad kai kuriuose įrankiuose net ne tu autorius tampi. Tas sukurtas rezultatas, jis priklauso įrankio kūrėjui. Ne? Tai vat irgi reikia labai žiūrėti, kokius įrankius atsirinkti. Ir žinoma, atsakymo sukūrimas, kaip aš pradėjau nuo to, kad jis priklausys nuo duomenų, kuriuos turi, bet ir lygiai taip pat kaip tiksliai, ne, ką sukurs, mes turim visą laiką žiūrėti, tikrinti, nes
tikrai jisai ne visada sukuria, jau jūs turbūt, jeigu bandėt, tai, ką mes prašome sukurti, ir tai gali, aišku, galbūt priklausyti nuo to, kad mes galbūt netiksliai užklausėme, bet ir iš kitos pusės tai gali priklausyti ne tik tai nuo mūsų užklausos, bet ir nuo to, kokiais duomenimis jisai buvo apmokytas ir kokius duomenis jisai žino. Tai mintis yra ta, kad iš vienos pusės mes matom rizikas iš pačių įrankių kylančias ir jų naudojimo, ne? Tai aišku, gali būti, kad ir nenaudosime, nesirinksime įrankio, čia jau jūsų sprendimas, bet įrankių kūrėjai labai dažnai akcentuoja, pagalvokite, ko aš noriu, kad man įrankis padėtų, ne? Ar tikrai problema yra ir ar tas įrankis padės man išspręsti tą problemą, ne? Taip aš galiu su juo pasitarti, taip jisai gali man duoti kažkokių tai idėjų, bet skatinimas ir tiek mokyklom parengtose gairėse ir tiek įvairiose ES politikose, kad ir straipsniuose vis tik išlieka, kad mes turime akcentuoti, kad vis tik žmogus yra galutinis sprendimo priėmėjas, tai pasitikėti 100% juo mes negalime. Iš kitos pusės, šiek tiek turbūt užbėgant už akių, reikėtų pasakyti, kad turi ir pasekmes dirbtinio intelekto naudojimas ir nors tyrimais jų dar nėra labai daug aprašytų, bet mes patys galim pastebėti, kad kuo daugiau naudoji, tuo atsiranda didesnė priklausomybė, didesnis pasitikėjimas, tada gali daugiau praleisti, nepastebėti kuo ir žinoma, kad dar vienas aspektas, tai yra būtent darnumo aspektas, kad tikrai jau yra tyrimų padarytų, kiek daug energijos išteklių naudoja kiekviena dirbtinio intelekto užklausa. Tai apie šitą irgi galėtų pagalvoti ir aš sakiau, įkelsiu, dar neįkėliau į Moodle aplinką, bet yra labai faina veikla su mokiniais apie dirbtinį intelektą, kuri galėtų būti įvadinė, kaip pateikta, taip tarsi ateina į klasę naujas mokinys Karlas, kuris taps jūsų draugu, grupės nariu, bet jisai pasižymi, kad jis yra labai protingas, ką paprašysi, tą padarys, bet kas kartą darydamas jis gali ir klysti, pateiks tai kaip tiesą visą laiką ir kas kartą jisai prieš atsakydamas išpils vandens buteliuką. Ir uždegs ir užgesins šviesą. Ne? Tai vat susijant ir darnumo, ir aplinkos žalą, ir idėja tos užduoties yra, kad mokiniai turi susitarti taisyklės, kaip su tuo nauju nariu dirbs. Ne? Tai kaip ir bandoma jį parodyti kaip naują grupės narį, bet su tam tikrais iš karto išskirtiniais bruožais. Kur link vedu, kad šiai dienai dirbtinis intelektas turi labai daug tų pačių trūkumų kaip ir technologijų naudojimas, ne? Kad jeigu naudojimas netinkamai, jeigu ugdysis priklausomybė, neduos efekto, didės skaitmeninė atskirtis, nes dauguma dirbtinio intelekto įrankių yra mokami, bet iš kitos pusės tas džinas jau yra paleistas iš to butelio arba daug tų pasakymų yra, kad ignoruoti to mes irgi negalime, bet čia tyrimų duomenys rodo, kur buvo, kada tinka, kada netinka, ne? Ir kad mes tikrai labai turime akcentuoti ir susitarti su mokiniais, kada tinkama yra naudoti, kada netinkama. Ir būtent šitie tyrimo duomenys, jie parodė, kad jisai tiks ir bus labai geras tada, kai tu žinai, ką tu darai, ne? Ir kai tu esi ekspertas toje srityje. Bet jisai turi labai daug rizikų ir labai gali tave išvesti iš kelio tada, kai tu tik mokais ir nežinai. Ne? Tai čia tyrimai buvo daryti ne su mokiniais, su kita tikslinė grupė, bet idėja išliko ta pati ir mintis yra ta, kad jeigu tu jo klausi patarimo toje srityje, kur tu esi ekspertas ir gali vertinti jo atsakymą, tai viskas gerai, jeigu ne, būk labai atsargus.
Šnekant taip pat apie rizikas, galiu tik tai paminėti, tikrai yra ir dirbtinio intelekto gairėse naujose išėjusiose jos išskirtos ir pažiūrėta per Europos dokumentus ir mintis yra labai gražiai apibrėžta, kada geriau nenaudoti. Aišku, ten visų šitų sprendimų jie dar tik ateis į mokyklas, tai aš čia jų labai nekomentuosiu. Mintis, ką turbūt reikėtų čia pasakyti, kad taip, ES nenori arba nerekomenduoja naudoti tokioms veikloms, kurios atspindi manipuliavimą, kurios gali sukelti nelygybę, skatinti, kuriuo galima manipuliuoti ir daug labai yra išvestinių veiklų. Kad kas tai mokyklose įvertins, dabar palikta direktoriui prisijimti arba tam tikram kitam specialistui, tai čia žiūrėsim, kaip išsivystys. Bet kadangi jau tas džinas paleistas iš butelio, tai aš tikrai noriu pasakyti, kad tų pavyzdžių, kaip naudoti, yra ne vienas. Aš skaidrėse dabar, kadangi laiko daug neturiu, tai aš jų labai neišsiplėsiu. Skaidrės mano įkeltos yra į Moodle aplinką, tai tikrai galite tų pavyzdžių pasiskaityti. Ten yra ir kalbų mokymui, yra ir kaip naudojant pokalbių robotus, kokias galima veiklas integruoti. Ir idėjos yra, kad taip turbūt, jeigu mes stengsimės, kad mokiniai gilintųsi supratimą, ne, tai pokalbių robotai jie gali būti kaip klausinėjantis oponentas, kaip pagalbininkas, kaip testuotojas tau mokytis padėti, ne, bet jeigu mes šnekėsime daugiau apie kokias veiklas mes kaip mokytojai norėtumėm daryti mokymosi procese, tai turbūt aspektas tas būtų, kad pirmą tai turim labai susitarti su mokiniais, ne tik susitarti, kas tai yra, kokį įrankį naudosime, ne, pagal gaires jisai turės būti ir mokykloje patvirtintas, bet ir akcentai bent jau įvairių autorių arba teorinės rekomendacijos yra, kokio tipo veiklas su jais, su įvairiais šitais įrankiais daryti, tai yra daugiau, kad įvesti mokymosi procesą, taip kaip mes anksčiau prieš atsirandant internetui buvo labai daug faktų mokymosi, ne, ką mes turėjome mokykloje išmokti, tam, kad suprastumėm ir gyvenime pritaikytumėm. Dabar, kai yra internetas, kai kuriuos mes žinome esminius faktus, mes mokytojai labai galim pasakyti, ką tu turi mokėti, o ką tu gali susirasti, ne, tai to mes turbūt neatsisakysime ir atsiradus dirbtiniam intelektui, bet ignoruoti, kad jis yra ir jo neišnaudoti, irgi būtų kaip ir nuostolis, bet naudojimui reikia labai pasirengti. Ne? Tai ir, kaip aš minėjau, apšnekėti su vaikais ir išsigryninti, akcentuoti turbūt tikslą šitos užduoties, ne, ką jie išmoks, kodėl jam reikia daryti, tam, kad jie patys labiau orientuotųsi į mokymosi procesą, o ne galutinį rezultatą. Nes jeigu mūsų tikslas yra parašyti, kad jie parašytų esė, ne, gerą, ne, tai jie paims ir dirbtinio intelekto pagalba parašys gerą esė pagal gerą užklausą. Bet jeigu mes akcentuosime tam tikrus aspektus, kurie yra mokymosi procese, kad tave išreikšti, sudėlioti mintis ar kitus aspektus, būtent iš mokymosi proceso, tada atsiras panaudojamumas ir dirbtinis intelektas galbūt nebus toksai baubas. Ne? Ir jeigu mes įsivesime, čia vat, matote užduočių pavyzdžių, kaip ne, idėja, bet kuriuo atveju yra reflektuokite, aptarkite, paprašykite sukritikuoti darbą, ieškokite idėjų, pasakykite, kodėl tos jo idėjos buvo blogos, tavo geros arba atvirkščiai. Ne? Tobulinkite procesus, nes iš esmės taip ir veikia darbo rinka ir išėjus iš mokyklos, kai jam reikės kažkur pritaikyti tas žinias, jis irgi tikrai greičiausiai eis dirbtinio intelekto įrankius naudos, todėl jis turi suprasti, žinoti, kaip galima jį panaudoti ir kokiam procese, kokioje veikloje ar kokiame etape darbo jisai tinka, o kuriame darbo etape jisai netinka. Ne? Tai irgi čia reikia labai susitarti su mokiniais. Dabar pereinant prie tų pačių įrankių,
Mes apie įrankius pačius daugiau šnekėsime šeštadienį ir su jais pasieksperimentuosime, bet turbūt apibendrinimui aš norėčiau pasakyti, kad šiandien dienai kokie mokymuose arba švietime yra daugiau naudojami, tai yra dviejų tipų įrankiai, tai vieni yra iš jų pokalbių robotai ir kurie priklausys nuo kokį jūs norite, pasirinksite. Dabar, aišku, su mokyklų gairėmis čia galbūt atsiras, nes skaičiau, kad ir bus mokyklom nupirktos kopiloto licenzijos, Microsofto įrankio, tai galbūt bus galimybės mokytojam iš karto arba apribotos iš vienos pusės, bet iš kitos pusės, jeigu tai yra uždaroji sistemoje, tai tie duomenys yra šiek tiek saugesni, ne? Tai iš vienos pusės yra įrankiai pokalbių robotai, kur tu turi parašyti užklausą ir gauni rezultatą ir priklausomai nuo tavo užklausos mokėjimo parašyti, detaliai sudėlioti priklausys tavo gaunamas rezultatas. Iš kitos pusės yra įvairūs švietimui, atsiranda vis daugiau specifiniai mokymui, švietimui tinkami įrankiai, kurie irgi dažnai būna miksas įrankių, kaip Magic School AI, kaip Eduaide ir Edcafe, ir ten yra daug įrankių, kur tu gali pasirinkti ar mokymosi planą, ar mokymosi kažkokias tai veiklas, kurias organizuoti pagal tematiką ar pagal tavo užduotą mokymosi strategiją ar įvairias aspektus, ne? Tai yra ir įrankiai, kurie skaidrių kūrimui, kurie interaktyvaus turinio kūrimui, vertimų įrankiai. Tai yra tokių labai specifiniai, kuriuos galima atsirinkti, kuriuos galima išsibandyti ir arba naudoti, arba nenaudoti. Na, o tie kriterijai, pagal kuriuos atsirinkti, tai mes daugiau juos paliesime šeštadienį. Aš skaidrėse esu įdėjus tik tai informaciją, kad iš vienos pusės technologijų pasirinkimas ir čia dirbtinio intelekto technologijų yra tas pats, yra sunkus dėl kelių aspektų. Tai iš vienos pusės, kad labai keičiasi, iš kitos pusės, kad skirtingam kontekste tas pats įrankis jisai nebūtinai veiks taip. Iš kitos pusės, kad yra labai daug dar ir socialinių, organizacinių bei pasiekiamumo kriterijų, negu tik tai mūsų edukaciniai, tai yra kokį tikslą man padės ar kokią problemą išspręs. Ir turbūt aspektas, kurį reikia užakcentuoti, tai kad nebus vieno gero pasirinkimo. Tai reiškia, niekada nebus, kad tik tas vienas įrankis tik man išspręs problemą. Ne? Mano kontekste vienas gali tikti, kitam kontekste gali kitas įrankis tikti. Tai mes kaip atsirinkti ir kokie tie pagal ką pasirinkti, mes daugiau šnekėsime šeštadienį. Čia esu parinkusi Tony Bates, kanadiečio tokį pasiūlytą technologijų pasirinkimo modelį, kuris iš esmės gali būti taikomas ir pasirenka dirbtinio intelekto įrankius, nes jisai apima tikrai 8 aspektus, kurie apima ir rizikas, kurias reikia įsivertinti apie dirbtinį intelektą galvojant, bet ir kurie daugiau padeda mokytojui apsispręsti, kas tau tinkama, kas ne. Žinoma, tų kriterijų pagal ką pasirinkti, kiekvienas ekspertas pasakys skirtingus, kiekvienas mokytojas galės atsirinkti, kas jam labiau aktualu. Na, o detaliau apie kiekvieną iš kriterijų mes pašnekėsime šeštadienį. Tai tiek aš norėjau pristatyti iš teorinės pusės. Pabaigai turbūt dar norėčiau užakcentuoti tik tai, kad mokytojams mes rekomenduojame, jeigu žadame testuoti kažkokius įrankius, tai įrankių testavimui turėti kažkokią susikūrus paskyrą, kurioje nebūtų jūsų daug duomenų, kuri nebūtų, kadangi mes neišpirksime jum kažkokios uždaros platformos, nesukursime ir kad įrankius testuosime kiek įmanoma su elektroniniu paštu asmeninę paskyrą, tai siūlome susikurti tokią kaip ir atskirą asmeninę paskyrą įrankių testavimui, pasibandymui, kad nebūtų kažkokios tai informacijos, kur įrankiai paskui
galėtų ją pernaudoti ar kitaip jinai būtų susieta ir nutekinta. Tai rekomendacija yra šeštadieniui turėti kažkokį elektroninį paštą pasigalvojus, su kuriuo aš testuosiu, o detaliau, ką mes vyksime grupėse, mes pašnekėsime šeštadienį. Jeigu turit kažkokių pageidavimų, ką jūs norėtumėt šeštadienį veikti ar daryti ir kaip eksperimentuoti, Moodle aplinkoje yra grįžtamojo ryšio anketa, tai va ten labai galite supildyti ir mes tada pabandysim atkreipti dėmesį tai ir galbūt atliepti jūsų detalesnius poreikius, jeigu tokie bus išsakyti.